pavasario rubrikoje vienus filmus parodžiusio ir naujus kurti skatinančio festivalio projektas būsimiems kino kūrėjams. 5 metus iš eilės bendradarbiaujant su kino pavasariu, moksleiviai iš visos Lietuvos sukviesti į Vilnių dalyvauti jaunųjų kino kūrėjų dirbtuvėse Kino knyga. Pasiruošiam. Kamera. Ir veiksmas. Mūsų filmukas bus apie merginą, kuriai kito tikėjimo. Ir jinai yra atstūmima savo bendraamžių dėl skaros, dėl savo išvaizdos. Ir stengiamės parodyti, kad kiekvienas žmogus turi jausmus, jos lengvai žaisti. Galima buvo padaryti ilgą filmą, 1,5 valandos apie tą problemą. Bet mes šiek tiek padiskutavę, sutrumpinom, kažką išmetėm, kažką pakeitėm, tarsi tokį paprastesnį variantą priėmėm. Kai jie rašė, tai buvo daugiau toksai drama, psichologinė, viso kito. Mes padarysim tokį simbolinį filmą, praktiškai tik simboliais tokiais. Pasakosim visą tą temą jų. Kino knyga tai yra edukacinis projektas, kuriame dalyvauja visos Lietuvos moksleiviai. Projektas susideda iš kelių etapų. Tai pirmas etapas yra scenarijaus rašymo konkursas. Vėliau mes atsirenkame 5 komandas ir jos atvažiuoja į Vilnių. Ir čia su profesionaliais kino režisieriais dirba ir kuria filmukus. Šiais metais, bendradarbiaudami su Danijos kultūros institutu, paskelbėme bendrą temą. Tai vaikai, remdamiesi Hanso Kristiano Anderseno pasaką Bjauriuoju ančiuku, tiesiog paėmė pagrindinės idėjas iš pasakos, tokias kaip draugiškumas, bendravimas. Ir remdamiesi tom idėjom, jie kuria savo filmukus. Svarbiausia, kuriant filmą, aš manau, šnekėti apie tuos dalykus, kuriuos pats esi patyręs, kad žinotum, apie ką tu šneki, o ne klišėmis. Nes va tada ir atsiranda įdomumas, man atrodo, kai pats galvoji, ką tu nori pasakyti, ne tai, ką jau esi 100 kartų girdėjęs ir kad tu bandai tai pakartoti, o kad tu bandytum sugalvoti savo. Mūsų filmas yra apie berniuką, kuris turi talentą piešti, bet jisai patiria patyčias nuolat mokykloje. Tai mes norim tuo filmuku paskatinti tokius žmonės kaip jis, kad reikia netylėti, jeigu patiri patyčias ir stengtis kovoti už save. Aš dėja esu blogietė, viena iš tų, kurios tyčiojasi iš jo. Pabaigoje filmuko aš pasikeičiu, nes pamatau, kad jis yra vertas pagarbos dėl jo talento. Well, I think Hans Christian Andersen and his fairy tales, they're classic, they're timeless. And the inspiration for this story is The Ugly Duckling. And The Ugly Duckling is also about belonging somewhere or not being a part of a group, being different. And this is what the story is about. Prieš tos vaikėzus būtent prieš tos